jis pilną maišą prisidėjo. Bėga, jis nepabėga, nežino kur dingti. Kaipgi jam negėda imti ir vogti tai, kas yra kito. Bet kaip ten sakoma, senis raudonosis, nieko jis man tikrai nedovanosies. Bet užtat vaikučiai maži, plaukioja jie kaip išprotėję. Kaminais į viršų, į apačią jie kaip taikdariai savo istoriją piešia. O rudnosiukas, kai visą karietą tempia. O gražiausi mūsų stogų varvekliai nutįsia į apačią, kaip kokios venos paleidžiančios vandenį tam, kad galėtume išgyventi. Taigi pasaka beprasmė, jeigu supranti, kad melo daugiau negu kas ką sako. O tiesa yra paprasta. Neįmanoma būtų iš tiek daug žmonių neatskirti tam tikrų pavyzdžių dovanų, kurios yra kitokios. Tiesiog gamtos duotos. Bet žmonės mėgsta vogti. Dėl to jie ir dedasi barzdas ir kepurės. Ypač raudonas. Ir mums melas yra vienas. Kad tas, kas pavogė raudonas kalėdas, jisai nėra žalias. Jisai raudonas. O akinukai padeda tik tam, kad iš tikrųjų tau parodyt, kad tarp mūsų yra skirtumas ganėtinai ryškus. Bet kur kas naudoja, ji nesugebėsi visą gyvenimą prie balos atsisėdęs pabūti. Taigi padėk tu tą telefoniuką ir filmuoki mano maišiuką. Būk geras. Nešvaistyk, o galų gale atiduok tai, kam priklauso. Užsitarnautas kalėdinis noras.